Taip. Matote ekraną, taip? Matau. Pabandysiu ir nusimti, gal jūs girdėsit. Jūs girdit mane normaliai dabar? Taip, girdžiu. Tai esmė yra apkrovų surinkimas ir ką aš papasakosiu. Tai aš papasakosiu, kokie tankiai būna, kaip skirstosi apkrovos į naudojimo arba lietuviškai tas vadinamas kintamas apkrovas ir pastoves apkrovas, kaip tai vadinasi angliškai. Kartu šiek tiek apimsiu derinius, papasakosiu, kokie yra deriniai. Ko nepasakosiu, tai egzistuoja deriniai specialūs. Tai vadinama, ne tai, kad kategorija A, bet jeigu mes žiūrėtume, kad savas svoris jisai žymis G raidė, kintamos apkrovos Q raidė, yra dar taip vadinama A raidė, kada yra ypatingi apkrovimai, tai yra sprogimai, mašinų įvažiavimai. Tai šitų dalykų aš nelabai papasakosiu, nes aš jų ir pats nelabai gerai žinau. Man nėra tekę projektuoti su ypatingais apkrovimais. Tai tiesiog papasakosiu bendrai, ką dirbu ir kokius apkrovimus naudoju. Taip pat egzistuoja, pavyzdžiui, gaisro apkrovimai. Kada jūs skaičiuojat gaisro apkrovas ir tam tikrą derinį, jisai vertinasi prie SLS būvio, tai yra, kada koeficientai yra visi lygus vienetui ir ten imami truputį kiti sienų ilgiai ir kitas momentas. Tai šitų dalykų irgi neapimsiu, kartu kranų stabdymo jėgos, jeigu projektuosit sandėlius, bet patį principą, kaip vyksta apkrovimas, kaip susirenkamos apkrovos, kokios yra, aš daugmaž papasakosiu. Tai iš esmės šita tema universitetuose jinai kaip ir praleidžiama ir kartu nelabai egzistuoja vadovėlių. Tai yra Thomas Telford vadovėlis naudojimo gidas Eurokodui vienam, jis yra tiek rusų kalba, tiek anglų kalba. Aš jau kažkada minėjau, kad aš pirkau rusų kalbą tiesiog todėl, kad tie vadovėliai buvo ženkliai pigesni. Ir tas pigesnis maždaug 10 kartų. Man kartu mokslininkas Vladimiras Popovas padovanojo dar vieną knygą tokią, kur irgi apie apkrovų surinkimą. Daugiau, kad būtų konkrečių knygų, kas liestų apkrovų surinkimą, aš nelabai esu matęs, kartais ar tai Parosionio vadovėlį, ar tai, tarkim, Marčiukaičio vadovėlį yra mažiukas skyriukas. Bet tame skyriuke realiai nieko nebūna parašyta. Dabar vykdavo Bronio Jonaičio paskaitos VGTU KVC centre, jos būdavo gana, viena paskaita ten 1,5 valandos būdavo gana nebloga, tik tai problema yra tame, kad Jonaitis šiuo metu jau yra anam pasaulyje. Ir dabar jo paskaitą skaito doktorantas, tai galima ją irgi paklausyti. Tai maždaug tie, kas liečia pačią tokią, kur galima susirinkti. Aišku, yra 2 teisiniai dokumentai, tai yra STR-as poveikiai ir apkrovos ir kartu Eurokodo teisinis dokumentas. Galima vieną klausimą? Taip. Dabar jų paskaitos vyksta kažkur online ar gyvai? Jos vyksta, ta prasme, kai jūs tobulinate savo kvalifikaciją kaip inžinierius konstruktorius, tai viena paskaita būna poveikio apkrovų ir faktiškai kiekvieną kartą būna. Tik tai tiek, kad profesorius Jonaitis ją skaitydavo geriau, aš ją klausiau kokius 4 kartus, o jo dabar mokinys skaito tęsia tą paskaitą, tarkim, pasakykim tai.
Bet gyvai, Kiek ne. kartą paklausyti, tik tai tiek, kad, vėl, kai skaitė Jonaitis, jinai buvo ženkliai geresnė. Ir iš esmės, kalbant apie apkrovas, tai pirmas etapas, bet kurio konstrukcinio uždavinio, tokio, koks jis egzistuoja, tai yra apkrovų surinkimas. Ir jeigu jūs blogai surinksit apkrovas, jūs blogai suskaičiuosit, kaip kokia konstrukcija išsinaudoja ir natūraliai blogai parinksit. Todėl pagrindinis konstruktorio uždavinys ir pats svarbiausias, tai vis dėlto yra teisingas apkrovų įvertinimas. Kaip apsikrauna jūsų sija, kolona, perdanga ar tai dar kas nors. Ir iš esmės yra du tipai. Tai yra pastovios apkrovos, kurios veikia visą gyvavimo ciklą, ir yra kintamos apkrovos. Dar yra taip vadinamos kvazi permanent, tariamai pastovios. Tai tarkim būna tam tikrą laiką, kai pavyzdžiui kažkoks tai sniegas būna 2 savaitės ir nutirpsta, bet tai yra atskira tokia trumpa grupė. Bet iš esmės tos pagrindinės dead loads ir life loads, jeigu kalbėti anglų terminais. Ir dabar kintamosios skirstomos į naudojimo apkrovas arba taip vadinamos impulse loads, kurios yra, tai yra, ką mes užkrauname ir naudojam pastatą, tai yra jų grupės ir yra klimatinės apkrovos. Iš esmės klimatinės yra 2, tai yra sniegas, vėjas. Kai kuriuose rajonuose, jeigu kalbame ne apie Lietuvą, tai gali būti, kad vienos iš tos klimatinės apkrovos negalėtų, ta prasme nėra, nes tarkim, jeigu kokio Afrikoje, tai turbūt sniegas iš viso neaktualus. Čia yra viena iš priežasčių, kodėl Eurokodas turi nacionalinius priedus ir kodėl Eurokodas niekada nebus darnusis standartas. Kada kalbama, kas yra darnusis standartas, tai kad tai yra tas standartas, kuris visoje Europos Sąjungoje yra vienodas. Tai dėl šios priežasties skirtingai yra skaičiuojamas sniegas ir skirtingai yra vėjas. Tarkim, kokioje Italijoje prie Viduržemio jūros tas sniegas visai neaktualus, o Italijoje kažkur kalnuose tai yra labai aktualu ir pas juos sniegas yra skaičiuojamas pagal altitudės aukštį. Pas mus yra 2 rajonai, o pas jos grinai rajonų nėra, bet skaičiuojama kokiam aukštį nuo jūros lygio esi. Tai pačios apkrovos iš esmės yra taip, kad bet kuris apkrovimas prasideda nuo ploto. Mes galim sakyti, kad tai yra stogas, bet iš esmės sistema yra tokia, kad mes turim plotinę apkrovą, tada mes gauname linijinę apkrovą ir tada gauname taškinę. Tai yra, skaičiuojant bet kurį pastatą, esmė bus, kad mes turėsim perdangą plotą ir mes tą plotą turėsim pasiversti į linijinę apkrovą ir į taškinę apkrovą. Ir tokiu būdu išspręsti uždavinį. Vėl turint plotą iš esmės 2D uždavinio mes negalim išspręsti, jau turint linijinę apkrovą, skaičiuojant, pavyzdžiui, perdangas, pakeitus plotinę į bėginį metrą, mes jau galim perdangą vertinti kaip dviatramę siją. Tai tą momentą reikia suvokti, kad apkrovos jos ateina nuo ploto, nuo perdangų, eina ant sienų ir po to ant taškinių, vėl taškinė nebūtinai gali būti pamatas, tai gali būti kažkur stovinti kolona. Ir trumpai pateikiau patį principą, čia tą paveiksliuką jisai sąlyginis. Bet esmė, kad vidurinė siena perims apkrovą iš vienos pusės ploto ir perims lygiai taip pat apkrovą iš kitos pusės ploto. Jeigu žiūrėsim šitą sieną, tai perims šitą dalį ploto. Jeigu tai būtų, kad vidurinės sienos nebūtų,
tai apkrovą galėtų perimti visos 4 sienos ir jos perimtų tokių va trikampį. Taip pat sueitų trikampis, čia va tai linija kiek būtų ir čia, tai va šitos sienos perimtų trikampį, o šitos perimtų ploto trapeciją. Tai šita dalis būtų labiau apkrauta, o šonai būtų mažiau. Galima klausimą? Taip. Dabar tas trikampis, kai būtų, jis kokio principų jis būtų, nes skirtus, jeigu namas ilgesnis ar siauresnis, ar ne? Taip, arba tai jeigu būtų jūs padarinimas, tiesiog vat, iš kraštų brėžiat 45 tiesę. 5 laipsnių Taip, kampą. vieną kitą, jeigu būna ilgiau ir tos tiesės jos nesusikerta, tai tada liniją dabraižo. Nu, aš nelabai čia vat galiu papaišyti, bet gal matysiu su rodiklyte, kad šitaip, dabar šita dalis bus ilgesnė į savo tokiu būdu ir tada vėl. Aš gal po to atsiųsiu paveiksliuką, nes iš esmės tai yra standartinis dalykas. Jis yra... Ne, aš supratau viskas. Taip. Taip. Tai čia kaip tik išaiškinau tą principą, kad mes turim plotinę apkrovą, tada plotinė apkrova ateina į tiesinę, tada taškinę, tada bendra apkrova ir tada pridedam naudojimo apkrovas, kaip pavyzdys. Dabar pertvaros jos gali keistis, tai tada pertvarų apkrovimą ir gauname bendrą apkrovimą, nuo kurios skaičiuojam konstrukciją. Dabar pirmoji dalis, tai jinai vis tiek susideda iš tankių. Ir su tankiais aš galvojau, kaip egzistuoja tas dalykas, bet iš esmės jis nėra labai apibrėžtas. Yra 2 teisiniai dokumentai, tai STR ir Eurokodas. Ir jame daugiau yra pateiktos bendrinės medžiagos. Tai yra grūdai, obuoliai, knygos, betonas, medis, bet tų duomenų jų neužtenka, kad paimti ir paskaičiuoti visą apkrovimą pastato. Ir konstruktorius daugeliu atveju tai daro arba turėdamas kažkokį tai žinyną. Aš šias skaidrėse pateikiau pakankamai daug tankių ir tuos tankius paėmiau iš Hermano Horsto knygos Kleine Baustaty. Ir truputį papildžiau per praktiką mano surinktais duomenimis. Bet jie nėra kaip ir kanonas, tai įsivedus į naršyklę pavadinimą, jūs galite atrasti savo tankius. Tas toksai esminis dalykas yra, jeigu jūs turit, kadangi statybinės medžiagos turi deklaracijas ir jeigu jūs prieinat prie deklaracijos, tai viena iš deklaruojamų savybių būna medžiagos tankis. Tai tokiu būdu, jeigu turit kažkokius blokelius, keratermo ar dar ką nors, galite tą deklaraciją pasižiūrėti ir ten matyti tikslų, koks yra medžiagos tankis. Ir čia aš pateikiau, kai visa tai yra pateikiama STR, tai jūs atsiverčiat 11 priedas ir yra išrašyti įvairūs tankiai, bet jie tokie grūdai, knygos, skiedinys tokie nelabai realybėje panaudojami. Ir lygiai taip pat, jeigu žiūrėti euronormose, euronormos yra perkamos, aš specialiai įdėjau skaidrę parodyti, kiek tai kainuoja, tai variantas, kurį aš naudoju, aš nuomuojasi standartus ir aš moku 40 € į mėnesį ir skaitau, ką noriu. O, tarkim, tas pigesnis variantas ir labai naudingas, tai yra, kad jūs norit paskaityti, sumokat 1 € ir tą visą parą, kurį norit nagrinėję. Ten dar yra galimybė iki 10% jo atsispausdinti. Tai čia arba, tarkim, moka 30 € ir perkat jį pilnai. Ir tas, kaip 11 priedas yra STR, tai lygiai toks pat išrašytos yra Eurokodai. Jie nėra identiški,
vienam vienų medžiagų daugiau, kitam kitų, bet šių medžiagų nėra pakankama, kad įsivertinti pastato apkrovimą. Tai ir aš, kaip ir minėjau, suvedžiau medžiagas iš Hermano Horsto knygos Line Above Study ir padėjau tokius pagrindinius tankius, kurie galėtų jums praversti. Tai esmė, kad standartas ir visi žino, betonas 24 kN į kubinį metrą. Ne visi žino, kad gelžbetonis yra 25. Kitaip tariant, jeigu skaičiuojat perdangą ar dar ką nors, jūs nevertinkit 24, jūs vertinkit 25. Ir čia visa eilė kitų tankių. Toliau čia jau yra grinai mano surinkti duomenys, jie nebūtinai tiksliai yra tokie, kokie čia yra pateikti. Bet keraminius blokelius aš skaičiuoju 850 kg į kubinį metrą, silikatinius 1400, jeigu būna plytos, tai 1900, keraminis 1700 ir dar kartais pasitaiko seni pastatai su pilna vidurio keraminė plyta. Ir jos buvo kažkur nuo 1500 kg iki 2400. Tai aš vis dėlto vertinu tą didžiausią dydį 2400. Nes, iš esmės, mes visada galim suskaičiuoti daugiau ir konstrukcija nesugrius, bet jeigu suskaičiuosim mažiau, gali būti blogai. Tai dėl šios priežasties aš keraminis pilnavidurės plytas vertinu su didžiausia jų reikšme. Kitos medžiagos, kurios yra dažnos, tai gali pasitaikyti aliuminis ir gali pasitaikyti plienas. Tai šitos yra pagrindinės. Visas kitos kartais egzistuoja, bet retai. Su medžiu vėl yra du momentai. Jeigu medis žymisi C raide, tai yra spygliuočių mediena, jos yra daugiausia, jinai greičiausiai užauga ir tai yra 500 kg į kubinį metrą. Bet jeigu mes turim ąžuolą arba lapuočių medieną, kuri žymisi D raide, mes turim 800 kg į kubinį metrą. Jeigu nagrinėti Eurokodą arba STR, ten yra labiau išskirstyta pagal stiprumo klases, bet suapvalinus ateitume prie šitų skaičių. Ir čia kartu aš pateikiau statybinės konstrukcijas, kaip tarkim faniera, LVL plokštė, OSB plokštė, tai čia toks tarpinis vertinimas. Tas pats su grindim, kad tai vėl gali būti kažkokia guma, gali būti linoleumas, asfaltas, o kartais yra vertinamas smėlbetonis, skarda. Ir kitas dalykas, yra termoizoliacinės medžiagos, tai jeigu grubiai vertint, tai tiek mineralinė vata, tiek EPS-as, poliuretanas, jisai sveria maždaug 100 kg į kubinį metrą. Reikia turėti omeny, kad kieta vata, jinai būna maždaug 400 kg, ta prasme 4 kartus sunkesnė, bet jos dedasi mažai. Čia aš daugiau tų pateikiau tankių ir čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad jie pateikiama į centimetrą. Tai tiesiog iš aukščio padauginti reikia. Stogo medžiagos, kas yra aktualu, tai mes turim skardą. Aš nežinau, ar čia skardą pateikiau. Turbūt įdėjau, jeigu neįdėjau, tai pasakysiu. Kad skarda yra 0,1 kN į kvadratinį metrą. O keraminės yra 65 kg, o betoninės čerpės yra
tarp 40-55. Kitaip sakant, jeigu mes turim skardą ir turim čerpės, tai vienu atveju čerpės bus maždaug 6 kartus sunkesnės, kito atveju, jeigu tai bus betoninės čerpės, bus 4 arba 5 kartus sunkesnės. Ir reikia turėti omeny, kad sniegas yra 120 kg į kvadratinį metrą arba 160. Tokiu atveju bet kuri danga nesudaro daugiau kaip trečdalio sniego apkrovimo. Dabar antras dalykas, ką mes jau išsiaiškinom, tai išsiaiškinom, kokie egzistuoja tankiai. Ir šitoje vietoje noriu paminėti, kad iš esmės kažkokios bendros žinyno, kur būtų visiems gyvenimo atvejams surašyti tankiai nėra. Ir kai kuriais atvejais reikia tiesiog naudoti Google. Pavyzdžiui, kaip toks pavyzdys, pakabinamas lubas. Ir sąlyginai greitai knaufe galima surasti jų reikšmę. Dabar antras dalykas, kas yra, tai yra naudojama apkrovos. Ir iš esmės, jeigu tai yra mažaaukštė statyba, tai yra A kategorija. Jeigu ofisai yra B kategorija, jeigu parduotuvės yra C kategorija, dar ir skirsto, jeigu sandėliai yra D kategorija. Aš sekančiam paveiksliukė, iš esmės surašiau, ką kokia kategorija reiškia. Ir šitoje vietoje aš dažniausiai naudojuosi runetu. Ten pasižiūriu ir staigiai greit surandu. Vis dėlto D kategorija yra parduotuvės, o E kategorija yra sandėliai. Tai ką mes turime? Mes iš esmės, kada suskaičiuojam pastatą ir kadangi visos apkrovos ateina nuo perdangų, mes kartu paskaičiuojam, kokiai kategorijai yra pastatas, tai jeigu tai yra gyvenamieji namai, tai yra 150 kg į kvadratą. Kas, tarp kitko, pasaulyje truputį skiriasi, nes didesnioji dalis pasaulio skaičiuoja 200 kg. Pas mus atėjo nuo Snipo ar nuo Astero, mes turim 150. Realiai nuo to nei vienas pastatas kol kas nesugriuvo. Ir čia dar kartą yra tas išrašyta, ir aš čia paminėjau apačioje H kategorija, tai yra stogai, ir neeksploatuojami stogai yra 0,4, o vėliau ten yra, kartu aišku dar yra koncentruota, jeigu jūs kada sudarinėja derinius, kartu pabandot per vidurį šone pridėti koncentruotą jėgą. Tai va, ir jeigu Galima klausimą. Taip. Kas yra H kategorijos stogai? Tai va, aš kaip tik grįšiu prie šito momento. Stogai turi dvi kategorijas. Tai yra H kategorija ir yra kita kategorija. Yra parašyta, kad jeigu tai yra eksploatuojamas stogas, tai jisai skaičiuojasi pagal tas paprastas kategorijas. Jam priskiriama arba A kategorija, B arba C. Tai dabar H kategorija yra neeksploatuojami stogai. Kitaip tariant, jeigu mes turim stogą ir ant jo neturim terasos, jis negyvenamas, jis yra apkraunamas 40 kg kvadratinis metras. Vėl, ką norėjau paminėti, tai mes visus duomenis turim kilonewtonais. Ir 1 kilonewtonas yra 100 kg. Bet kada mes kalbam su statytoju, statytojas yra žmogus tas, kuris pas mus užsako projektą ir kurio pinigais yra statomas pastatas ir jam pradedi pasakoti kilonewtonais, jis tų dalykų nelabai supranta. Jam vis tiek reikia sakyti kilogramais. Tai turint omeny, kad, pavyzdžiui, A kategorija yra 1,1 kilonewtono, tai tiesiog mes dauginam iš 100 ir sakom, kad tai 150 kg. Tai reikia truputį laiko priprasti, bet po to visiems viskas tampa labai aišku.
Dabar esmė yra kokia, kad derinys jisai susideda iš atskirų grupių. Tai mes turim pirmą grupę deadload, savasis svoris, pastovios apkrovos. Tada mes turim grupę kintamos apkrovos ir kintamos apkrovos jos gali būti viena apkrova, jų gali būti daug. Ir tuo metu, kai jų yra daugiau negu viena, yra vartojami mažinimo koeficientai. Čia būtent ir prirašyta, kad A kategorijai tokie, ir jeigu jūs toliau skaitytume dokumentą, ten ir būtų daugiau parašyta, kad prie standartinių sąlygų yra nulinis koeficientas, jeigu yra tariamai nuolatinės vienetas ir prie kitų sąlygų yra dviejetukas. Aš detaliau vėliau apie tai truputį papasakosiu, bet labai stipriai neįsiplėsiu. Dabar, kada mes jau apkalbėjom naudojimo apkrovos, kurios eina pirmos po savųjų apkrovų, atsiranda klimatinės apkrovos. Ir jos, vėl aš kalbėsiu daugiau apie Eurocodą, nes manau, kad laikui bėgant STR-as jisai turėtų išnykti. Tai yra priežastis, nes didžioji dalis programų jinai yra parašyta arba Eurocodams, arba kitiems kodams, bet ne lietuviškam kodam, nes Lietuva yra maža šalis ir iš tikrųjų Lietuva kaip maža šalis ji neturėtų ir neturi institutų, kurie perdarytų tuos dokumentus. Ir tai yra didelis darbas, dėl to atsinaujina ir geresni kodai visada yra Eurokodai negu STR. Nes mes, jeigu turim STR, tai mes turim atstumą, grubiai tariant, nuo Vilniaus iki Klaipėdos 300 km. O jeigu ten kalbėti apie Eurokodus, tai mes turim turbūt atstumą nuo Vilniaus iki Madrido. Tai gal ten kokie 2000 bus ar kiek. Tai tiesiog pagal tą mastą yra dokumentų reikšmės. Kuo didesnis atstumas, tuo dokumentams skiria daugiau pinigų juos paruošti ir dėl šios priežasties aš manau, kad su laiku reikėtų pereidinėti prie Eurokodų. Kas liečia Lietuvos teisinę bazę, tai yra du skirtingi dokumentai. Vienas dokumentas, statybos įstatymas, sako, kad Lietuvoje privalomi dokumentai yra statybos reglamentai ir statybos įstatymas. Tokiu atveju privalomas dokumentas yra STR poveikia apkrovos, o Eurokodas yra neprivalomas. Kitas dokumentas sako, kad nacionaliniai įstatymai, dokumentai negali prieštarauti ES dokumentams. Ir tokiu būdu nepilnai yra aišku, kuris iš jų yra viršesnis, ar Eurokodas, ar STR-as. Bet faktas, kad jūs, kai projektuojat, jūs turite taikyti vieną sistemą. Arba STR-as, arba Eurokodus. Negalit kažką paimti iš STR-o, o kažką paimti iš Eurokodų. Ir dabar sniego apkrovimai, jie iš esmės yra tokie, kaip minėjau, 120 kg, 160. Didelės klaidos nebus, jeigu jūs imsit ir iškart skaičiuosit 160, aš tada dar grįžtu biškį atgal. Matom, centrinė Lietuva yra 120, vakarinė ir pietinė Lietuva yra 160 ir vakarinė, čia šiaurė pietus, rytai vakarai, tai pietinė rytinė yra 160 ir po to vakaruose yra tas toksai regionas. Mintinai jų realiai nieks nežino, bet daugmaž žino, kad Kaunas, koks Jurbarkas 120, Alytus, Vilnius 160. Ir jūsų teritorija, Klaipėda, aišku, natūraliai 120, nes nuo jūros klimato yra šiluma ir tas sniegas neužsilaiko.
Ir dabar, kaip aš kalbėjau, yra tie mažinimo koeficientai. Ir jie čia yra išrašyti, kad derintinės apkrovos, dažninės ir tariamai nuolatinės. Tai priklausomai nuo derinio, kurį jūs naudosit, jūs papildomai padauginsit iš psi nulinio, psi vieneto, psi dvejeto. Dabar su vėju. Lietuvoje mes turim vėjo žemėlapį ir turim 3 regionus. Kada kalbam apie eurokodą, eurokodas buvo supaprastintas ir jisai turi paprastesnį tą reikalavimą, kur jis skaičiuoja nuo jūros atstumą. Tai yra, jeigu 15 km yra 32 metrai per sekundę, jeigu yra 50-28 ir visa kita Lietuva yra 24. Žiūrint šitoj vietoj, lyginant STR ir eurokodą, yra truputį netitikimų. Nes STR yra žemėlapis, o čia viskas nuo atstumų priklauso. Ir kadangi aš kalbėjau, kad gilinuosi labiau į eurokodą, nes tiek mano programos eurokodų skaičiuoja, tiek nuo 2003 metų Lietuvoje neišeina vadovėlių, kurie aiškintų STR. Tai apie tai aš ir pateiksiu skaičiavimą. Dabar šitoje vietoje aš labai džiaugiuosi, kad jūs turit runetą. Nes iš esmės vėją suskaičiuoti pagal eurokodą rankiniu būdu yra labai sudėtingas uždavinys ir jeigu jūs neturit kalkuliatoriaus mokslinio arba telefono, jūs nesate įgalus tai padaryti. Su reglamentu STR yra kitaip. Ten yra vėjo tankis pagrindinis, greitis ir mes galim gauti apkrovimą. Tai yra, gauti kilopaskalius, tai kilonewtonus į kvadratinį metrą paprasčiau. Jie šiek tiek skiriasi, bet labai stipriai nesiskiria. Todėl, jeigu reikia staigiai paskaičiuoti, iš esmės gali tą daryti pagal STR. Aš čia pateikiu, yra išėjus VGTU knygutė, gal 10 metais, jin yra nemokama. Yra 2 dalis ir aš ją rekomenduoju visiems atsisiųsti. Ir tenai yra išrašytas tas uždavinys sprendimas, kurį čia aš surašiau. Ir kokiu būdu jisai susiskaičiuoja. Tai čia mes matom, kad daugikliai viršutiniai atsiranda, šiurkštumo vietos, algoritmai ir gauname tą vėją. Aš vėją visą laiką skaičiuodavau palei STR. Tai aš ir sakau, kad STR jį suskaičiuoti yra daug paprasčiau. Ir čia aš toliau ir pateikiu tą dalyką, kad galima jį skaičiuoti pagal STR, o greitam skaičiavimui Rusijai dabar yra dokumentai SWOT Praga. Bet anksčiau visoje Tarybų sąjungoje buvo statybinės normos, NIPA. Ir apie 80 metų leidimo tie SNIPai buvo tokie labai primityvūs, paprasti ir jie sakydavo, kad vėjas yra 0,35 kilopaskalių iki 10 metrų. Tai jeigu reikia labai greit suskaičiuoti vėją kažkur, tai drąsiai galima naudoti šitą sumą. Ar atitinka jinai? Jinai pilnai net, tai dabar jūs kai turit runetą, tai jūs visada galite atsidaryti runetą ir vėją gauti per porą sekundžių ir pasitikrinkit, kiek skiriasi. Daug nesiskiria, kartais gaunasi. Aš tikrinausi runetą ir savo skaičiavimą rankinį. Skiriasi, aš gavau 1,6 su kapeikom, o rankiniu būdu 2,04, man atrodo. Tai turbūt dar, suprantat, eurokodas, jisai vertina regionus, tai yra ar miesto teritorija, ar ant kalno, ar ant pakalniai. Ten daugiau yra vertinimų, dėl to tas skirtumas yra didesnis, kaip jūs sakot, 1,6 ir 2. Bet tai iš esmės, dar yra atsargos koeficientas ir yra
labai rimtų konstruktorių, kurie sako, kad iki 10 metrų jie vėjo neskaičiuoja. Bet tai nėra oficiali nuomonė. Tai tiesiog taip gyvenime egzistuoja. Kuo yra aukštesnis pastatas, tuo vėjas yra aktualesnis ir tuo sudėtingiau veikia vėjus. Gaunant kilopaskaliais, kaip sueina į visą bendrą sieną ar į kvadratinį metrą kažkaip? Tai paskalis yra niutonas padalintas iš milimetrų kvadratų, arba kilopaskalis, tai yra kiloniutonas į kvadratinį metrą. Kilopaskalis vienu žodžiu, kiloniutonas į kvadratinį metrą. Taip. Ir čia labai teisingas klausimas, nes tuos vienetus gerai yra žinot mintinai. Taip. Jeigu kada nežinot vieneto, aš su tuo labai grybau iš tikrųjų. Tai labai yra ne problema esmachė. Jūs tiesiog parašot, ką norit, ta prasme, vienetus kokius žinot, po to spaudžiat lygų ir antram kvadratukai rašot vienetus kokius norit gauti. Ir labai gerai aš dažnai naudoju patogus ir greitus. Automatiškai verčia? Jo, jis automatiškai verčia. Geras. Tai tą rekomenduoju pasinaudoti. Ir tada, kaip mes ir kalbėjome, mes grįžtam prie esminių derinių. Ir čia atsiranda tas psi koeficientas. Ir mes turim Lietuvoje 1,3 ir 1,35. Tai yra aukščiausios derintinės reikšmės. Mato, čia rašo viršutinė reikšmė, čia apatinė reikšmė, čia tiesiog ant Q rašo kintamų vienetukas ir jeigu tų yra daugiau, tada Q įtasis, kur jeigu pasižiūrėti pagal nacionalinį priedą yra ir vienetukas, ir įtasis yra 1,3. Jeigu palankus 0, tai reiškia, jeigu kažkas apspaudžia ir mums gerai, kad apspaudžia, tai mes jo kaip ir nevertiname. Ar neapspaudžia, ar tiesiog tempia, nuima. Ir jeigu mes turim daugiau tų visų poveikių, tada mes naudojam psi nulinį. Čia toks keistas užrašymas, nes paprastai universitete ir tuo metu ir tam pačiam, nežinau, deimante, skijai, pliusiukus deda. Bet iš esmės šita dalis, kartu šita dalis ir jeigu norit, papildoma dalis. Aš išrašiau, kaip tai atrodo realybėje. O realybėje tai atrodo taip. Mes turim pastoviasias apkrovas su gamma, G koeficientu 1,35 ir turim kintamas su gamma Q. Dabar jeigu mes turime daugiau apkrovimų, tai turim gamma 1 koeficientą G, gamma Q kitą ir tada turim gamma Q dauginta iš psi nulinio koeficiento ir dauginta iš apkrovos. Tai čia, jeigu grįžtant atgal biškį, mes turim visada tą savasias apkrovas, turim naudojimo apkrovą stogo 0,4 ir, pavyzdžiui, turim sniegą. Yra 3 apkrovos. Tai čia buvo sniego yra 0,7 ir tada mes ir dauginam. Ta prasme, suskaičiavom pastatą, gavom kokius, kaip pavyzdys, kokią 30 kilonewtonų, padauginom iš 1,35, pridėjom 0,4 kilonewtono kart 1,3 atsargos koeficientas ir pridėjom sniegą, dauginam 1,3 kart 0,7 ir sniegas 1,20.
Ir čia va toliau žiūrint tos koeficientus. Čia turbūt atgal reikėtų grįžti. Jeigu mes turime vėją, tai yra 0,6. Jeigu turim sniegą, yra 0,7. Aš jų nenaudodavau. Tai va, juos reikėtų vėl, jūs galite sudaryti derinį, kaip pavyzdys, be naudojimo apkrovos. Pavyzdžiui, savasis svoris ir tik tai sniegas. Ir tada jūs naudosit tą 1,3. Bet, pavyzdžiui, jeigu jūs darysit savasis svoris, sniegas ir kartu pučia vėjas. Tada jūs pridėsit trečią 1,3 daugintą iš vėjas 0,6. Jeigu jūs darysit, pavyzdžiui, derinį savasis svoris, veikia vėjas, tai 1,3 kart vėjas ir, pavyzdžiui, veikia sniegas. Ir tada jau dauginsit iš 0,7. Čia tie mažinimo koeficientai, jie tame ir yra. Gaila, kad šitų dalykų neaiškina universitete, bet čia gana yra svarbu. Kita vertus, dabar tos derinius automatų sudaro programos. Nors, kada aš kalbėjau su žmonėmis, kurie projektuoja didelius statinius, ką reiškia didelius? Tarkim, kokio 80 metrų tarpą nuo garažo lėktuvams. Tai jisai sako, kad man kompiuteris stringa, jeigu aš duodu automatinius derinius ir jis tos derinius susidarinėja pats. Tai suvokti, kaip derinys pasidaro, yra svarbu. Kitas dalykas, kada mes apkraudinėjam pastatą, visada vertinamas yra derinys, kada viskas apkrauta ir yra vertinamas derinys šachmatinė tvarka. Eurocode tai yra paprašyta, bet iš esmės jūs, jeigu turit kažkokį tai rėmą su 3 angom, tai vieną apkraunat į visą, kitą derinį apkraunat šachmatinę, vieną apkrautą, kitą neapkrautą. Jeigu tai labiau atsakingas pastatas, tai jūs galite skaičiuoti 2 apkrautos, viena neapkrauta. Koncentruota jėga kažkur padėta ir tų derinių sudaryti tiek, kiek jums reikia. Tai tą momentą reikia žinoti. Kitas dalykas, kad daugeliu atveju prie didžiausio apkrovimo jūs gausit didžiausias reikšmes, pagal kurį parinksit konstrukciją. Bet ne visada bus tai. Bus atveju, kada prie mažesnio apkrovimo gausis didesnį įrašą. Tai va. Vėl, čia tas pavyzdukas yra taip atidėtas, bet iš esmės jūs atsisiųskit visą šitą vadovą. Ten daugiau yra įdomių pavyzdžių sudėta. Ir tas vadovas jis yra nemokamas. Ten yra pirma, antra dalis. Pirma dalis yra pritaikoma visiems gyvenimo atvejams. Antra dalis yra gaisro poveikiai, apledėjimai, jinai tokia mažiau naudojama. Bet kadangi jos yra padarytos nemokamos, tai labai rekomenduoju atsisiųsti. Ir, kaip minėjau, aš dažnai atsiremiu į Ronetą, dėl to aš su juo ir dirbu. Pas jį yra tų tokių momentų išrašytų tų derinių. Ir čia galima tiesiog pasiskaityti kaip su palankiu, kaip su nepalankiu, kaip jisai susirašo. Pačioje programoje siūlyčiau pažiūrėti tą nulinį ir išstudijuoti, kokius jis derinius daro, kartu jisai parašo paragrafą, kurį naudoja. Tai tie charakteriniai deriniai, kurie būna visą laiką, dažniniai deriniai, tariamai nuolatiniai. Ir ką aš pastebėjau ir ką šiandien bandžiau Facebooko grupiai daugiau apie tai pakalbėti, daugeliu atveju uždavinį mes išsprendžiam kompiuteriu ir gaunam kompiuterio atsakymą.
Bet ne visada reikia suvokti, kad konstruktorius jisai sugeba skaičiuoti ir dirbti ne tik tai programos pagalba. Tai yra naudinga pradedant vertinti pastatą, susivesti į Excelį ar ant popieriaus ir išsiaiškinti, kiek pas jūs apsikrauna siena, kiek pas jūs apsikrauna stogas, kiek apsikrauna polis, aišku, polį suskaičiuosit labiausiai apkrautą, bet tuos dalykus galima ir tokių principų, kad pradedat nuo pastato viršaus, leidžiate žemyn, pasižiūrit, kokios yra naudojimo apkrovos, jeigu ten laiptai yra, dar ten kažkas. Suskaičiuojat stogą, suskaičiuojat perdangą, paskaičiuojat sieną, paskaičiuojat pamato apkrovą, ir po to rezultatą sudauginat. Tarkim, ten 5 metrai įeina, siena jinai, kas, tarkim, ten tarp 2 sienų 3-6 metro, rastverką irgi sudeda, dabar tą polį dedat. Man tas toksai mėgstamiausias atstumas, iš esmės, jeigu mes kalbam apie mažiaaukštę statybą, tai poliai gali dėtis maksimum iki 2,5 metro, kitoje literatūroje pateikia iki 3 metrų. Ir man dažniausiai patinka polius dėti, kas 1,80 m. Jeigu jūs dedat labai tankiai, o labai tankiai tai yra, pavyzdžiui, 5 diametrai, jūs dedat kas 1,50 m, bet tai daugeliu atveju yra neekonomiškas sprendimas. Ir minimaliai galima dėti iki 3 diametrų, tai būtų 900. Būna atveju, kada reikia sudėti tankiau polius, ir ką tokiu atveju daro? Tokiu atveju padaro polį, jį užpila, palaukia, kol jisai sustingsta, o jisai stingsta maždaug taip, kad įsivaizduoti pilnai projektinį stiprumą betonas įgauna po 28 parų, bet po 2 savaičių jau būna pilnai sustengęs ir būna apkraunamas. Ir tas dar dalykas priklauso nuo temperatūros. Kuo šilčiau, tuo betonas stingsta greičiau. Kartais nuo to greičio atsiranda defektai, bet tarkim prie vasaros temperatūros jis greičiau sustings, o kokį spalį jisai truputį lėčiau sustings. Tai va, ir kada vienas polis sustingsta, tada šalia artimesnio atstumo išgręžia kitą polį. Arba yra tas nepertraukiamo betonavimo CFA tipas. Nes jeigu kalbėt apie galvenas, tai galvenas dažniausiai deda atstumu 2D, nes tiesiog taupo medžiagas. Nes šiaip aš polius, kas kiek dėti ir kokiam gylį dėti, aš skaičiuoju irgi. Nu tai taip, jūs skaičiu, tai fakt, bet jūs vėl pasirenkat tą apkrovimą, nes jeigu aš čia pasidarysiu, pavyzdžiui, 2,5 metro, tai aš šitą žalią apkrovimą gausiu didesnį. Jeigu šitą sumažinsiu, tą mažesnį, tai jūs suskaičiuojat pagal šlyžytę polį, kaip kalbėjom paskaitą, ir jūs po to derinat tą atstumą būtent prie to apkrovimo. Kuo tas atstumas didesnis, to apkrovimas bus didesnis. Bet man tai praktika rodo, aišku, ne visada, bet aš pradedu nuo 1,8 ir po to žiūriu, ar į vieną, ar į kitą pusę keliauju. Būna, kas 1,6 sudedi. Čia kolegos tvarkingesnis tas suvedimas apkrovų. Tai tiesiog įdėjau kaip pavyzdį, kad gali būti vienas variantas, gali būti kitas. Vienas iš mano tokių užsiėmimų galvoju padaryti tiesiog Excelį, kad įsirenkat medžiagą tankią ir suskaičiuoja. Ta turi skadas. Net kai baigsiu pasakot, biškį parodysiu. Tai tų Excelių vėl pagal skonį, pagal tvarką jų gali būti įvairių. Ir ties tuo aš daugmaž paskaitą baigsiu, dar truputį runeto parodysiu ir truputį parodysiu,
kaip SCADA tą apkrovimą išsprendžia ir suskaičiuoja, kadangi į temą. O čia paskutinė skaita, kurioje aš noriu paminėti, kad paskaita yra skirta jums, kad jos tiesiog nesidalintumėte.